Eik tu. Auč. Sveiki atvykę nuo Krepšys epizodą, kai visada pradedam nuo laiko, o epizodą pradėsim nuo dviejų dalykų. Tai yra nuo pakabuko laimėtojo ir nuo fito. Tai ant mane šiuo metu nauja sandėlio maikutė, kurią galite įsigyti krepšys.com. Pagaminom naujus kelis dizainus. Čia vienas iš tų dizainų, kuris yra mano asmeninis favoritas. Visi šitie dizainai lygiai taip pat bus ir ant džemperių, kas truputį aktualiau žiemai, o kad kojos nesušaltų, irgi turim sprendimą. Jų kiekis ribotas ir eina šiuo metu į galą. Yra 3 dydžiai, iš kurių tikrai išsirinksite savo patogų. Praeitas komentaras, kuris laimėjo pakabuką. O šį kartą pakabuką laimės tas žmogus, kuris atspės, kiek vidutiniškai per Drift Matsuri pravežam su sandėliu Drift Taxi. Ateinantį epizodą vėl išrinksim nugalėtoją ir jam išsiusim pakabuką. Šiandien jau pasiėmiau iš kito garažo ZF dėžę. Sandėliukas vėl gavom tą pačią stiprią dėžę. Nusipirkom jau 100 eurų. Faktas, kad mes nežinom, ar jinai puikiai veiks ar nepuikiai, ar antro bėgio sinchronas bus gyvas ar negyvas, bet aš žinau, kad taip atrodo dėžė neturi, tai lygiai ta pati procedūra, reikia visą atsiplauti, kad kai dėsim, net jeigu kažkas kažkur leis, kad tai pilnai matytumėm, tai toj laukia cleanupas ir po cleanupo galėsim ramiai dirbti ir lėsis prie jos. Nešvarūs dalykai, labai daug problemų su jais atsiranda, tai viską nusivalom tvarkingai, gražiai, kaip po to viskas matysis. Taip pat kaip ir variklį, plovėm naudojant chemiją, tik chemija turi vieną niuansą, kurio iš tikrųjų nežinau kaip išspręsti, bet chemiškai kaip ir turėtumėm kažkaip tai išspręsti, tai stipri chemija, žodžiu, priverčia visą aliumą oksiduotis. Esmė, kad jokių tepalų neturime viduj. Rašykit komentaruose, jeigu žinot, kaip išspręsti šitą bėdą, kad nesioksiduotų. Vaizdas nėra idealus, bet bent jau švarus. Kai mes lankėmės Norvegijoje, man teko pravažiuoti su keliom mašinom ir vienoje iš jų buvo Mandžilokas, tai buvo 46, 28, važiavo visiškai ant ribos. Tai realiai man jau išėjo ištestuoti šitą loką būtent 46 kėbulę su 46 važiuoklė. Identiškai, ką mes ir čia replikuojam, 46 priekį ir gale važiuoklę su tiltu. Testuosim, žiūrėsim kaip veiks ir duosim review. Pagal gamintoją tai turėtų būti mišinukas tarp IRP ir Weissfabo. Realiai skamba labai gerai. Aš per savo karjerą supratau, kad aš nemėgstu, kai lokas neatidirba tam tikrų momentų, kai lokinasi, kažkur vairas sustringa arba važiuoja tik dideliam kampe. Ištestuosim, duosim review, ar šiais su juo priversi valdytis sandėliuką. O dabar mano darbas šitą visą grožį paimti ir automobilį sudėti. Upgrade'intą versiją, kuri išsprendė tam tikrus niuansėlius, kurios dabar ir pabandysim. Turim tos pačius amortizatorius, kuriuos pirkome iš tuning.lt ir tos pačius kompakto galinius amortizatorius, kuriuos dėsim. Kadangi galas bus žiauriai sudropintas, tai būtent dėl to mums jie daug aktualesni. Tai žodžiu, jeigu irgi žiauriai dropinat sedaną, tai pagalvokit apie kompakto amortizatorius, jeigu kalbam apie bomžkoilius. Tai kiekvienas amortizatorius turi iš tikrųjų skirtingo diametro štoką. Tai mes dabar dėdami loką supratom, kad mes gaunam įvorytę ir man reikia veržlės, nes ta, kuris su koilu eina originaliai, jinai tiesiog paprasta veržlė su kapralonu iš senukų, o čia reikėtų veržlės, kuri būtų atitinkamo diametro pagal mano coiloverį. Čia jau kastomas. Su kastomu reikia kreiptis pas G-Fabą, tai paprasčiau. Tai mums reikia dabar pasigaminti veržlę, kuri būtų reikiamo vidinio diametro ir išorinio, kad galėtų, žodžiu, atraminis judėti, bet ir užsisukti. Tokia, žinok, savo, bet viskas suklijais, tai viskas tvarkojam. Ui! Šiandieną mane pasiekė geros žinios. Paskutinės detalės gavau, kurių reikėjo, kad sandėlys atsirastų ant ratų. Ir dabar per šiandieną mano planas, dabar aišku aplinkui labai daug daiktų, tai idealiai neišys filmuoti, tai yra pilnai dabaigti važiuoklės dėjimą. Tai mes turim labai daug trodo detalių, labai daug iš jų spoto nudažytų detalių, kurias dabar ir dėsim, viską surinksim, nusipirkau pakankamai varžtų. Tiesa, varžtus pamiršau mašinai, tai reikės atsinešti, bus žiauriai fainai. Ir kaip tik jam nupirkau ratus, kurie, manau, jums truputį nostalgijos atneš. Pradėsim nuo pirmos versijos ir reikia pastatyti ant ratų. Tai iš jūsų realiai ant varžtų išsileido apie 80 eurų. Still going. Šiaip keista, nes realiai atrodo kažkoks didokas, bet žodžiu kompakto, truputį, kaip matot, mažiau eigos gausis. Kito eigoje, žodžiu, dirbs amortizatorius. Tikiuosi suprat, ką aš turėjau omeny.
situacija dar įdomesnė. Aš sumaišiau pusės ir dar sumaišiau pusės. Tai dabar jau kitos pusės uždėjau ir viskas ok. Ir kaip ir minėjau, turi būti 2 varžtai priekyje, vienas gale. Kol kas viskas gerai. Tai vakar vėl užsukau į Mandžio Performance, tai būtent šitas traukės Eglė naudojau ne pirmą sezoną. Aleksas minėjo, kad patogu, reguliuojasi, veikia, iš tikrųjų labai patiko jam. Jau ne vieną sulankstė, pakeitė ir yra patenkinti, todėl lygiai tą pačią produkciją dėsim čia, pažiūrėsim kaip kas. Šitoje pusėje jau viską baigiau, dabar perinu į kitą pusę, ratus truputį vėliau parodysiu, pažiūrėsim kaip čia kas gaunasi, ar telpam ar netelpam, kiek išsineša ratas, bet dabar kitą pusę jau irgi pradėjau dėti. Pradinė stadija susirinko, spyruoklė kaip nekeista vietoje, nes čia realiai labiausiai dėl ko aš prakaitavau, nes važiuoklė įsineša kažkur 4 cm, galėjau pasikeisti kampai, bet kol kas lygiai viskas neblogai, dabar pabandysim uždėti diską ir uždėti ratlankį ir pažiūrėti, kaip viskas atrodo, gal net čia turėsiu tą išorinį felonį, pasižiūrėti, kaip čia plačiai viskas stovės. Tai ką, grįžta prie priekinio loko. Priekiniam lokui reikia įsidėti kaprolonus šitus. Stokas yra per minkštą, mums reikia tikslumo. Tikslumas yra kaprolonas vėlgi Mandžio lokas. Šitus lollipopus atvežė Nerijus, tai dėkui jam labai. Dabar reikia nesumaišyti ir supresuoti. Nemeluosiu, tikrai ne vieną dieną dabar jau dirbu prie loko priekinio. Viską norisi gražiai susirinkti, tai trumpai pravesiu gidą, į ką ir jums atkreipdėmėsi, kad nepaslystumėt. Tai jo, kadangi koilas yra labai aukštas, tai čia, žodžiu, viską surinkti, eiliškumas yra pakankamai svarbu. Bet esmė kame, kad geriausiai įsidėti šakę, kad būtų patogu. Pradžiai užsisuka viršutiniai varžtai be adapterio, kad konusas įlystų į pačią stebulę. Kai įlenda į stebulę, tada jau dedi apatinį tą adapterį ir jį prisuki iš apačios. Šitą reikalą prisuki jį iš apačios, tik tada šitą. Su viršum pasidarėm veržlės, čia irgi reikės takanus kažkaip dirbti, bet ateityje dirbsim, viskas ok. Tai važiuoklė plius minus dabar surinkta, suvedimo neturim. Norėjau dabar užsidėti naujai nupirktus ratus, kur dar nerodžiau. Tai manau, kai kuriem žmonėm tiesiog lengva nostalgija bus, nes mes grįžtam į pirmąją sandėlio versiją. Dedam OG pirmus sandėlio ratus R16. Liko lygiai 2 mėnesiai, kad dalyvauti konkurse, reikia tiesiog nusipirkti pakabuką, kur galite laimėti drift taksi arba drifto pamoką su sandėliu iš krepžesys.com. Ratai, nostalgija. Realiai lokas vietoje, amortizatorius, kiek matau iš spyruoklės, reikės biškį pasukti, nes čia jau labai daug dropo, o gale atvirkščiai, realiai mes turim nepakankamai dropo, tai ieškosimės spyruoklių, kurios atitiks mano dropo poreikį, nes čia jau dabar spyruoklė stovi be reguliatorių. Ir amortizatoriai truputį išlinkę dėl KEM 6 tilto, tai irgi jaučiu reikės kažką pamąstyti tą temą. Aleksas kai tik buvo užsukęs, tai minėjo, kad tikriausiai reikia šasiukus ten pastatyti ant amortizatorių vietoj gumos apatinės, nes tada tikrai išplyš. Nes ten tokių kampų stoviu, kai originaliai turėtų taip stovėti. Padangėlių dar neišsirinkom, čia liko žeminės su to, ką pirkau, tai reikės jas numontuoti. Pasiims distinkių. Pakalbėsim, ką čia dėsim, kokie išmėrai ir taip toliau, bet čia yra originalūs realiai ratai. Kas truputį seniau kanale, tai tikrai pamena tą pirmąją versiją, kuri tai va ir atrodė, tai tie patys 16 ratai. Prieš kiek? Prieš kokius 7-8 metus pirkau už 55 eurus, 4 vienetus, dabar pabrango. Nusipirkom 60 eurų, bet realiai, kadangi ratai nei stilingi, nei kažkom išsiskiria, tai kaina kaip ir normali. Tai manau, kaip supratot, esmė yra atkurti pirmąją versiją ir į Matsuri pirmąjį drift taksi ir pirmąją drifto pamoką būtent su tokiu luku ir padarysim. Tai automobilis turėtų būti plius minus juodas, grubiai išorė bus paruošta ir bus seni štrichai, tai yra pagalvosim apie lipduką šoninį ant durų ir čia sparno visos tos nesąmonės. Toliau jau projektas, jeigu jie keis savo išvaizdą ir faktas, kad prieisim prie ne V3 versijos paskutinės, o V4. Ir tam jau turiu porą idėjų. Ir įvaizdį jau truputį esu mintyse susikūręs, bet kaip ir minėjau, stadijomis judėsim, sandėliukas bet kokiu atveju susirinks.
Dabar atėjo laikas pakalbėti, ką konkrečiai keisim ir ką pirksim plytai, nes reikia susidaryti sąrašą, nes sąrašas pakankamai ilgas. Čia nieko blogo neradom, bet ką reikia keisti? Faktas, kad vanusai senai liesti, ten yra tokie salinkėliai, kurie keičiasi, tai aš tikriausiai kreipsiuosi į žmogų, kuris jau turi surinktą, perrinktą, kad tiesiog pasvapint ir kad viskas būtų paprasta. Toliau, dangtelė viršutinė tarpinė keista, tai viskas ok, pertepsim hermetikų, uždėsim atgal. Čia lygiai taip pat naujos tarpinės, jos dar minkštos, jeigu minkštos, tai kaip ir viskas good. Tada man pasakė, kad šitą korpuso tarpinę visą laiką reikia pasikeisti, tai šitą nusisuksim korpusą pasikeisim. Karterio tarpinė minėjo, kad geriausia nedėti, tiesiog tvarkingai hermetikų kokybiškų pratept, nes vienaip arba kitaip vis tiek gali lyginti su ta tarpinė. Tai kaip ir ok, karterį reikia nusipirkti. Šitas rolikas man nelabai patinka, bet įtempėjęs kaip ir viskas ok. Reikia dar škyvo vairo stiprintuvui, nes tiesiog pasirodys, kad pas Batmaną yra truputį vairo škyvas mažesnis. Čia matomai, kad visą laiką lengvas būtų vairas, bet kadangi pas mus aukšti sūkiai, tai reikia tiesiog standartinio KM6 didesnio škyvo. Taip pat mums reikės užsisakyti pilkų su veržlėm, nes šių praktiškai nėra. Ir pagalvoti dėl išmetimo, kokį čia išmetimą užsidėti. Ir taip pat vairo stiprintuvo bakelį plasmasinį lygiai taip pat užsisakysiu. Jame lyg stovi filtras, kurį irgi reiktų pasikeisti. Nu, kitaip tariant, visą bakelį. O toliau jau su davikliais nežinau. Žiūrėsim, kaip realiai bus pagal situaciją. Tikriausiai dar įsiardysim, pažiūrėsim, kokiam vandens pompa stovyje. Visas detalės dabar atsiplovau, kiek galėjau, maksimaliai praėjau. Šitą irgi dangtelį atsiploviau. Turim dabar labai daug išardytų detalių. Yra tikrai ne vienas variantas, kokį siubimą galim dėti. Galim dėti NPM4, dabar jau atsirado su perėjimu. Tai nežinau, jeigu išmetimą truputį naglesnį pasiimti, tada kaip ir įsirbimas logiškiau, tai pažiūrėsim. Jeigu rasim NPM4 koliką pakankamai pigiai, tai why not? Generatorius iš karto eina į rebuildą, kad jokių problemų sezono metu nebūtų. Lygiai taip pat ir kūro siurblį. Lygiai taip pat atiduosim į perrinkimą. Šiuo metu taip pat vyksta suportų dažymas. Jie toj nusidažys ir galima bus surinkinėti. Suportam visai pamiršau, kad reikia nusipirkti dar štuceriukus, tos vadinamos kreipiančiojom žodžiu prisukti. Tai žodžiu laukia didelė siunta iš Trodo, bet ne pirmas kartas. O dabar, kol suportai džiūna, manęs laukia karterio nuėmimas, nes karterį nusėmė, jį keisimės į KM6 ir gal net nusimt vieną indeklą pasižiūrėti, kokiam jie stovi. Tai, kad būtų lengviau vieną žvakę atsisukau, kad galėčiau pastumti patį švaistiklį į viršų su stumokliu. Ir jo, šiandieną užteks, reikia dar ir indeklų. Jie tokie nėra patys gražiausi, eis į keitimą. Šiaip jie pakankamai nedaug kainuoja, tai jeigu realiai jau įlendi į karterio atidarimą, tai indeklus pasikeist, nėra tiek daug reikalų. Keisim. Jis gyvas. Tiksliau nelabai gyvas. Pradėsim prikėlimo darbus pirato. Prieš pradant visus darbus, bet kokiu atveju reikia nusiplauti automobilį. Vėl tužiam į Firinto plovyklą. Aleksas sugebėjo šitą automobilį, nu kaip matot, pakankamai normaliai nužudyti. Pagrindinis defektas jau kaip matėt. Ratas truputį ne vietoj stovi. Vairo stiprintuvas turi klausimų. Automobilio vizualas aš jo tiesiog nekomentuosiu. Viskas čia gerai, toj nusiplaus, grįš juoda spalva, grįš vaibas, po to varysim į garažą, defektuosim ir tvarkysim. Ir čia įdomesnė dalis. Gerai, nelango nėra. Reikės ir įdėti. Taip, kad palinkėkit man sėkmės. Dabar bandysim kažkaip prikelti šitą visą šotą į gyvastį. Šakė jau čia, nusipjau tą metalą, kuris trukdė, kadangi šitie vaštai pasidavė, tai tebūnė, liks čia. Ok, dabar greitai išpresuoju ir čia polis atsiranda. 1, 2, 3. Daugiau serviso nebus. Susidėjo plokštelės, perkaliau poliuretaną, galim nusukti, ne, laikiklį kaip ir paliksim. Žodžiu, galima atgal dėti. O čia jau nekreipsim dėmesio. Piratas jau ant keltuvo, dabar prasideda defektacija, bet defektacija pakankamai paprasta, kaip prieš tai rodžiau. Labai aiški problema, kai pabėga suvedimas. Žiūrim čia ir mes matom, kad mums reikės bananą pasikeisti. Yra pakankamai daug reikalų, bet po truputį praeis. Dar ką reikia pasidaryti, tai kolonėlė keičiasi tikriausiai su vairo stiprium. Čia bus reikalų. Aleksas turėtų truputį vėliau pasirodyti padėti. Šiandieną reikia pasikeisti visas detalės. Rytoj laukia pas Ūrį suvedimas. Suvedimą pirmą kartą šitam automobilį darysim, tai turėtų pagaliau normaliai valdytis. Piratas tokia lemtis, kad neįdėliam sąlygom iš čia važiuoja.
Kažkodėl negalėjau, nes čia nebuvo jau padangų. Normaliai. Bet su tokiam padangom Aleksas bandelės, o kodėl priekis bėga? Kaip spręsim? Zistinu. Aš pridėsim, kad per daug gripo nebūtų gal bekė į tai. Jeigu plovą, jeigu prasidėštum ir šautum bekį į tą galą, į medžius, paspaušiu ranką. Pradžiai pasirašėm padangas, nes galėjau hašpiškės užmautas 265, priekį 225 bandysim. Experience'as neišlengviausia, bet pirmos gyvenimo užmontuotos 2 padangos. Tikrai buvo reikalų. Turim problemą, vienas supartas pasakė mėl. Vyrių tai nenupirkau, už ką sakau. Nu tai sakau, čia biškai padėlė yra. Realiai nėra taip ir baisu, sakyčiau čia. Elektra čia kažkaip atsijungta ir... Aleksai nepavalgęs? Idealiai, man atrodo, padariau. Ui, va tai va, perfection. Geriau jau tikrai nebus. Tu pažiūrė, kaip pirkai, taip negalvom, taip net nebuvo. Čia dar arčiau paverčiam, prakišam ranką. Tada va tai va dar. Pasme, lyg ir panašioj vietoj. Pirštas visur. Čia nelabai pirštas. Oi, tie, kas užsiema dėjimu, sakys, atiminėjom biznį. Galas kaip naujas, mes turime atnaujintas lempas, tarpai suvesti, viskas idealia. Ane, Aleks? Idealia. Nesvarbu. Čia labai gražiai padarėm, kad visur va sueitų viskas. Čia va tuningą padarėm, Piratas dabar daug piktesnis. Šitas automobilis realiai toks bus iki sekmadienio. Langas vietoje, izoliacija laiko, stabdžius orinam, varom lauk. Tai pasiros ne taip lengva surinkti kem 6, ko reikėjo tai suporto, Dėkol bainerinės atvežė, tai 3 litrio dizelio. Radom priekinį suportą, šakės vakare 8 gal, tai žiauriai dėkui jam. Rytoj laukia mūsų suvedimas. Truputį numigom, dabar mes jau pas Ūrį ir darom suvedimą. Pažiūrėkit, koks vaizdas su lempom. Koks tuningas profesionalus. Tai kokias jau gale turėjom bėdas, kad pas mumis pakankamai sunkiai pasidaro gale suvedimas. Reiktų iš tikrųjų gal net kilstelt automobilį, su suvedimu geriau sužaistumėm, bet čia kitam kartui pažiūrėsim kaip gausis. Labiausiai, kas mus nustebino, kad mes turėjom 9 ir 10 kasterio, kas yra žiauriai daug. Kažkiek pakoreguosim iki 9, kad susilygintų abi pusės, bet iš tikrųjų čia žiauriai daug. Tarp 6-7 būtų idealus skaičius. Principė vairas pats dirbo, nebuvo jokių tokių, kur, klausimų iš vis vairavimo net nebuvo. Bet turint omenyje, kad mes pakeitėm vairo kolonėlę, gal jinai kažkiek strigo ir gal dabar viskas pasikeis. Bet dabar padarom 9, kaip prieš tai buvo, suvedimas patiko, tai žiūrėsim, kaip dabar gausis. Tokia ta Pirato mintis, nėra nieko idealaus, bet atlieka savo darbą. Dar viena diena, kaip Piratas kentės, bet kad kentėtų, pradžiai turi sukurti. Spėkit, kieno akumas, pasakė Meo ir žodžiu, Mersas tvarko dabar dalykus. Jis bando priešintis šiandienai, gaila jam neišeis to padaryti. Vakar pirmą kartą gyvenime sugalvojau pavirint, tai vertinkit 10 balį sistemą, ant kiek blogai. Tuoj čia palaukit. Va tai, va, plėjom. Tiesa, ten didžiulis tarpas buvo, dėl to tiek reikėjo prisnarliuot, bet laikys. Kaip ir kiekvieną kartą mūsų tikslas yra pasitreniruoti. Pro lygos sezonas prasideda už 3 mėnesių. Profesionalus naujokai turi ruoštis ir tą ir darom kopustėliuose, tai atvykit paveizėt, tikrai geras vaibas, ypač semi-pro konfiguracija, kurios dabar realiai ir laukiam, nuo pat ryto neskubam. Varžtas Meo ir jaučiu kardanas Meo. Kardaną matai?
Normaliai perspėti. Tai va tokie reikalai, kažkas netyčia ištaškė kardaną su reduktoriaus varžtu, tas ir keičia. Tai pasirodos galinis reduktoriaus varžtas pasidavė, jau buvo skilimas, bet jo nepamatysi, tai jis pasidavė, tada užvertė reduktorių ir matomai tada kardaną kryžmę visą kemėjau. Tai ką dabar veikiam, tai žiūrim kaip sekasi Volvakui, kurį jau esam kanale filmavę, galimai truputį jau nukentėjo. Priekis nebe toks pilnas. O kaip čia pat? Kažkur matyti ratukai bemviniai, naujas padangėlės bus. Nedarykite to namuose, bet kai trūksta varžtų, išėmam iš priekio. Tai grįžti su varžtas. Kurio čia varžtas? Nereikia. Ne, varžtai, aš einu kardaną, bet... Dabar neskambėk. Mašiną sutvarkėm, dabar kaip ir turėtumėm spėti dar į Semi-Pro konfigą. Aristas šiandieną gaus pavažinėti, nes gausi, kad aš 5 važiavimus pavažiavau, sulaužiau mašiną. Tai tikėkimės, kad Aristas gaus pasivažinėti. Retkarčiais tenka pagulėti po mašiną, jeigu nori tikrai pasitreniruoti. Tai geriausia daryti garaže, bet dėkui visiems, kurie paskolinot įrankius. Realiai drifto bendruomenė to ir stebina, kad jeigu kažko reikia padės, MK dalis, jeigu neklystu, žmogus atvežė detalę, dėkui jam labai. Bendruomeniai didelis ačiū. Auč. Semi-Pro konfiguracija iš tikrųjų prileidžia tik tai Semi-Pro pilotus, nes, rizika yra pakankamai didelė padaryti avariją, tai leidžiami pilotai tie, kurie turi patirties. Tai net ir jiem tokie dalykai nutinka, ir čia kaip ir yra normalu, bet stengiamės riboti žmonių kiekį, kurie gali praeiti, tai bet kas tikrai negali šitos konfiguracijos važiuoti, dėl to jinai paliekama vakarui. Reikia putinėti oro. Mašina nesuvažiuoja konfigo. Turi oro dasipūs su kuo? Ką? Turi su kuo oro dasipūs? Dabar zubys. Daug geriau, daug geriau. Aš net nespėjau uždėti kameros ant mašinos, jinai vėl sulūžo. Čia padarai? Užrėmiau ir karočią nustūmiau jį tiesiog viskas. Ai, vienu? Pasistačiau, atsidarė, žinai. Ai, čia tas, kas leivalinkės buvo. Tai jau, Jo. Šiandien nekrito kortą, piratas važiavosi, mes irgi grybą pjovėm. Taigi ne mašina patys lūžto, driveriai jau sulaužo, taip kad turėkit omeny, o mes pakuojamės, varom namo. Kaip gaus, taip gaus. Sutiksim kitą epizodą.